Labas. Jei abejoju, dažniausiai priskiriu ne ten. Skamba pažįstamai. Šiandien per 10-12 minučių prasėjusim per sąnaudų ABC. Kas tinka, kas netinka, o kas rizikinga ir duosiu paprastą taisyklę, pagal kurią pats greitai pasitikrinsi kiekvieną išlaidą. Kalbu apie savarankiškai dirbančius. Plius pabaigoje parodysiu mėnesio checklist, kad artėjantis deklaravimo sezonas nebebūtų stresas. Nepamiršk prenumeruoti kanalą, čia rasi kokybiškos info apie mokesčius ir ne tik. Komentaras padės man rengti turinį pritaikytą būtent tau. Pradėkim nuo rėmų, kurie tau sutaupys daug nervų. Taisyklė skamba taip. Tikslas, proporcija, įrodymai. Pirmiausia tikslas. Savęs klausiu. Ar šios išlaidos tiesiogiai padeda man uždirbti arba išlaikyti pajamas iš mano veiklos? Jei sąžiningas atsakymas ne, tai greičiausiai nėra leidžiami atskaitymai. Antra. Proporcija. Jeigu išlaidos mišrios, tai yra dalis asmeninė, dalis verslo, aš pasitvirtinu aiškią proporciją, pavyzdžiui, 60/40, arba pagal darbo valandas, skambučių skaičių, kambario plotą, priklausomai nuo to, kokias išlaidas noriu įsitraukti. Ir trečia, įrodymai. Sąskaita yra būtina, bet neužtenka. Trumpas paaiškinimas, sutartis, kelionės žurnalas, darbotvarkė, kvitas, viskas, kas sujungia išlaidas su mano veikla. Šitos 3 dalykus turiu ir man ramu. Dabar 7 realios situacijos, kur smulkieji dažniausiai klysta. Pirmoji situacija. Telefonas ir internetas, kai naudojamas mišrus. Jei tuo pačiu telefonu skambinu klientams ir skrolinu asmeniškai, aš netraukiu 100% išlaidas. Susirašau tokią vidaus taisyklės, pagal skambučių statistiką ar darbo valandas nusistatau, tarkim, 60% verslui, 40% asmeniniam. Ta taisyklė pasidedu šalia sąskaitų, tada kiekvieną mėnesį pritaikau tą pačią proporciją. Taip, tai rizikinga zona, bet su aiškia proporcija įrodymais ji tampa tvarkinga. Antroji situacija. Asmeninis automobilis, kuras, remontas, parkavimas. Taisyklė tokia pati. Tik verslo daliai. Ir be kelionės žurnalo jau ginčas praktiškai garantuotas. Aš rašausi datą, maršrutą, tikslą, klientą, nuvažiuotus kilometrus, jei kelionė mišri atskiriu poilsinę dalį, plus jei mieste važiuoju į susitikimus, pridedu kalendoriaus kvietimus ar laiškus, tai parodau, kad tai buvo darbo tikslas. Trečioji situacija. Namų biuras. Čia dažnai per kukliai pritaikoma, nors tinka. Jei turiu dedikuotą kambarį darbui, galiu proporcingai priskirti dalį komunalinių internetų, net būsto draudimo dalį. Aš pasidarau paprastą brėžinį ar planą su kvadratiniais metrais ir paskaičiuoju proporciją. Pridedu skaičiuoklę kaip įrodymą. Viskas. Tai leidžia ne tik sutaupyti, bet ir ramiai jaustis, kai reikia pagrįsti. Ketvirtoji situacija. Mokymai ir kursai. Jei mokymai tiesiogiai susiję su mano pajamas generuojančiais įgūdžiais, jie tinka. Jeigu tai hobis ar bent šiaip tiesiog pramoga, dėja ne. Aš prie sąskaitos prisegu programos aprašą, vienu sakiniu užrašau, kaip tai siesi su mano paslauga ar produktu, mokausi X, kad galėčiau atlikti Y paslaugą klientams. Tada klausimų nekyla. Penktoji situacija. Dovanos klientams. Kitaip sakant, reprezentacija. Labai dažna klaida. Mano principas – maža vertė, aiški proga, aiškus gavėjas ir geriausia su mano brendo ir logotipu. Pavyzdžiui, personalizuota užrašinė, mažas rinkinys su mano identitetu, grožinės knygos be konteksto ar brangios dovanos – didelė rizika. Aš vedu dovanų registrą. Data, gavėjas, proga, vertė. Kai viskas sužymėta, reikalai paprastesni. Šeštoji situacija. Programos ir prenumeratos. Čia dažnai pamirštamos tvarkingos sąskaitos. Jei tai įrankiai, su kuriais dirbu, sąskaitų išrašymas, CRM, projektų valdymo dizaino programos, tinka. Jei tai asmeninės pramogos vakare, netinka. Jei viena paskyra naudojama mišriai, aš vėl įsivedu proporciją ir ją dokumentuoju. Paprasta taisyklė, bet mažai ginčų. Septintoji situacija. Kelionės. Bilietai, viešbutis, dienpinigiai. Viskas gali būti leidžiama, jeigu kelionės tikslas aiškiai darbo. Konferencija, vizitas pas klientą, mokymai, puiku. Mišrios kelionės atveju atskiriu poilsio dalį nuo darbo dalies ir skaičiuoju tik darbo dalį. Įrodymas? Darbotvarkė, bilietai, kvietimai į susitikimus, net paprastas dienos planas su adresais.
Iki čia buvo situacijos. Dabar duosiu tau mini sprendimų medį, kurį gali prisiminti kiekvieną kartą, kai rankoje laikai naują kvitą. Pirmas klausimas. Ar išlaidos tiesiogiai susijusios su pajamų gavimu ar veiklos palaikymu? Jei ne, greičiausiai netinka. Jei taip, antras žingsnis. Ar naudojamas tik darbiniai veiklai? Jei taip, tinka. Jei mišru, taikau proporciją ir pasitvirtinu aiškias taisyklės, kaip tas proporcijas apskaičiuoju. Trečias žingsnis. Ar turiu dokumentus? Sąskaita, kelionės žurnalas, darbotvarkė, sutartis, priedas. Jei taip, saugesnėje zonoje, jei ne, pasirūpinu tuo dabar, o ne vėliau. Greitai perbėkime per dažniausias smulkaus verslo klaidas, kurias matau kasdien. Pirma. Viena kortelė asmeninėms ir verslo išlaidoms. Jis suvalgo pelną ir kelia chaosą. Antra. Vėliau susirasiu kvitą. Neretai vėliau reiškia niekada. Trečia. Reprezentacija be gavėjo ir be progos. Tiesiog sunku pagrysti. Ketvirta. Mišrios sąskaitos be proporcijos taisyklės. Niekas nežino, kodėl pritaikyta būtent tiek. Penkta. Mokymai nesidomu. Be ryšio su veikla. Deja, čia dažnai tenka trinti. Kad viską suvaldytum be streso, turiu trumpą mėnesio checklistą, kuris man užima 10 minučių. Pirmas žingsnis. Surenku visų sąskaitų ir kvitų failus, telefonas, internetas, įrankiai, kuras, parkavimas, mokymai. Antras. Pažymi proporcijas ten, kur naudojamas mišrus. Trečias. Prie kiekvienos didesnės ar jautresnės išlaidų dalies prirašau 1-2 sakinius, koks tikslas ir kaip jis siejasi su mano veikla. Ketvirtas. Pridedu įrodymus. Kelionės žurnalą, darbotvarkės, kvietimus, sutartis. Penktas. Greitai perbėgu grandinę nuo išlaidų iki veiklos. Ar viskas atsekama? Jei taip, mano būsimas deklaravimo sezonas bus žymiai ramesnis. Trumpai sustokim dar prie vieno dalyko, kurį dažnai klausėte. O kaip su investavimu? Ar mokymai, ar priemonės susijusios su investavimu gali būti sąnaudos? Priklauso nuo veiklos pobūdžio. Jeigu investavimas yra tavo veiklos dalis, pavyzdžiui, teiki konsultacijas, rašai analitinius straipsnius, administruoji investicinius projektus, tuomet su veikla tiesiogiai susijusi edukacija gali būti pagrindžiama. Jei investuoji asmeniškai, ne su veikla, tai paprastai nėra leidžiami atskaitimai. O kad priimtum geresnius sprendimus, asmeniniu lygmeniu, itin rekomenduoju pasidaryti į Financial Lithuanians, tai puikia galimybė edukuotis. Investavimo klausimais. Nuo bazinių principų iki gilesnių temų apie riziką, portfelio sudarimą ir elgsenos klaidas. Gerai suprasdami investavimo logiką, net ir verslo sąnaudų ribas vertinsim atsargiau, nes dažnai pigi klaida šiandien kainuoja brangiai rytoj. Video aprašyme įkelsiu nuorodą, kad nereiktų grybauti čia beieškant. Grįžtam prie sąnaudų ir uždarom ratą su paprasta santrauka. Kai tik rankoje laikau išlaidų dokumentus, pirmas filtras – tikslas. Jei tai nepadeda mano veiklai uždirbti ar išlikti, tiesiog padėkoju kvitui ir iššiukšliu. Jei padeda, žiūriu, ar reikia proporcijos ir jei reikia, užfiksuoju ją taip, kad rytoj neprisigalvočiau naujų skaičių. Tada įrodau sąskaitą +1 priedas. Viskas. Jokios magijos, tik disciplina ir tvarka. Jei nori turėti po ranka sutrumpintą versiją, komentuok, parengsiu tau sąnaudų ABC mini žinyną ir mėnesio checklistą. Ten bus tau sužymėtos 7 situacijos, pavyzdinės formuluotės ir vieta pasižymėti savo proporcijas bei priedus. O jeigu nori, kad peržvelgčiau konkrečiai tavo sąnaudas ir pasakyčiau, kur slypi rizika arba neišnaudotos naudos, parašyk komentaruose žodį auditas. Susisieksiu ir padarysim greitą patikrą. Kitame epizode kibsime į klausimą, kurį nuolat girdžiu. 30% sąnaudų norma ar faktinės sąnaudos. Parodysiu logiškai, kaip tai atrodo ir žinoma skaičiuoklę, kad pats per kelias minutės pamatytum, kas tau šiandien naudingiau. Ačiū tau, kad žiūrėjai ir jei šis turinys padėjo, paspausk patinka, prenumeruok kanalą ir pasidalink su kolega smulkiuoju. O jei ieškai vietos, kur saugiai ir nuosekliai gilinti finansinį raštingumą bei investavimo žinias, dar kartą primenu. Financial Lithuanians yra gera kryptis pradėti arba susisisteminti, ypač jeigu nori išvengti brangių klaidų. O dabar tai jau tikrai. Iki kito karto. Ir prisimink, tikslas, proporcija, įrodymai.